Galima, kodėl ne? Sakyk iš karto, kam tu tyla. Viskas aš. Ką paklausia, to negas per 2 mėnesius. To ne, nu tai jo, tai tikriausiai, kad ne, bet tačiau. Kai Taurė sako, kad ir su Gintu būtų vakarus ir išė rankomis. Sako, o būčiau išprotėjus. Kol sulauksi atsakymą, sako. Pats atsakysi 3 kartus ir dar 3 klausimus paklausi į priekį, tada vėl sako atsakysi. Man taip įdomi mano situacija. Kaip mūsų nacija. Kaip šrepo tai gaus. Situacija, kaip mūsų nacija. Labai įdomi mano situacijos. Tai jau 3 savaitės jau nieko nepakeisiu, sužinosiu. Šiaip jo, jau tiek mažai laiko liko, tiek mažai atostogų liko. Ir prasidės karšti žaidimai nakties. Prisilies. Juk neskaudės, tik tai šiek tiek prisilies. Tai jo, kaip pagalvoju, tai tavo skonį šokolado. Nu taip, ir kas ragavo, neatsigavo, žinai. Nes tavo lūpos jam melavo. Taip? Bet jos tik juokavo, juk. Taip, nes... Niekada nepašio. Ne. Užsimerk ir atsigerk. Vardant to neverta. Vilniukštis. Bet čia normalu, iškai. Taip, taip. Ko, O jis iššokia į tokį, ilgi vasarą prasidės. O jergutėliau, man atsigauti reikia. Atsigausi? Paprakaituosi biški. Ne, man porą kartų reikia į klubą nuvaryti. Nes aš negaliu šokti. Nuvarom į klubą, aš daugiau šoku, tenai prie baro pasirėmus. Tai man ir... Tina, tai gal pašokam? Jo, man visai ką taip sako. Einam šokti. Nenoriu. Paskutinį. O kai pradedu viską, tosiu. Sakau, einam šokti. Viena jau varau, taškau. Einam, sakau, šokti. Davai, išgerim. Visai nieko šitas. Nu, vakar tai būdavo nusilakavus mamukos spalva. Mamičinkų. Šumelinė iš kažkur atsirado. Tai va, tai supratau, ko aš čia ir ėst noriu, ir miegasi man. Vakar galvojau užmušiu, ką nori. Tai gerai, kad Šaras pasitaikė su pagalvė. Susėdmaišiu. Praėjai iš karto kaip ranką nuėjimė. Gerai, dar čia kuzinų nori. Čia kaip žinodama viską padariau. Tai tu pavalgy dabar nedarys? Ne. Nu. Su korniu pažalinti. Gitkai davėjai, Edvina? Tu išprotėjai? Tyčias tik? Na, biškai, dabar galvoju, ką čia tokį, kad prakelt tonusą. Žiūriu, čia golfas stovi, galvoju. Tu panašu į Vycką, bet pasipasapas.
Įdomu, per kiek laiko atsistatys, per mėnesį kokį gyvenimas mūsų? Vėl. Sakai, greičiau? Jie, sakai, kad greičiau. Tikrai ne. Tikrai ne. Per vasarą pamiršysi. Prasidės naujas sezonas. Jo, aišku. Kai visos laidas išvažinėsim. Eisim į tą atleis nuo. Visas, blemba. Ar nori atsiprašyti, tada į kriminalus? Akistata, kriminalai, žinios, blemba, visas jaučiu. Kodėl? Nu, kodėl? Laida, naujos laidos atsirado, nu, kodėl ten dar kokiame. Šiaudiniai skrybėliai. Kas Švis iš oro tokių, nu, neaiškių, šokoladas, ten dar. Vedėjau. Neaišku, ten paskui pajaučiu pasiūlymų ir laidom pavesti. Sakai? Jo, aišku. Ne, manau. Sakys tos, tai keiksnojasi, dainuoja vieni. Ir bus 100%. Naktinės SMS paskaityti. O, esu Antanas, man yra 22, esu seksualus, patrauklus, pasiturintis, turiu automobilį, galiu privažiuoti bet kurią Vilniaus vietą. Jeigu tu esi graži, kurda. Nu, kas yra dabar? Kas čia dabar buvo? Dar reikėjo nugrauti. Savo dar pati nugriaučiu, dar savo kalą, taip susigavau. Na, jinai laukia, kol aš užsimsiu pokalbį apie SMS skaitimų. Čia, aišku, nėra nei veidrodžių, nieko nesimato. Nu. Aš galvoju, tu taip pajutai. Taip iškinas įsikauvo, taip. Tu pažiūrė pro langelį. Žiūriu pro langelį. Tai va, Antanas. Aš tai nesuprantu tų SMS, žinau, pažinčių. Jeigu jau tu toks afigienas, toks patrauklus, pasiturintis ir panašiai, kam tau reikia tada tos SMS? Ir tikrai visos, kurios yra. Jiems laiko net nėra ant tų kanalų, junginėt, blemba. Ir dar esmė tame, kad, tipo, jeigu tu jau esi jau graži, liekna, ten protinga ir ieškai rimtų santykių, tai tikrai atrašysi SMS-ą. Būtent. Iš karto. Aš čia. Naivuoliai. Visi tikrai. Tik patys gražiausi gražuoliai, fainuoliai ir rašo tokią žinutę. Jo. O visus kitus laukia gali surasti. Ai, tiesa, jeigu norite mums prisipažinti meilę, rašykite į TV3